Ir aš galvoju, kad jeigu vandens pompa yra pavargusi, jinai gali tiesiog ant visų apsukų nedakelti to spaudimo tokio ir dėl to man salonai šalta būna. Nes jeigu stovi tenai, aukščiausias taškas yra čionai visos aušinimo sistemos, jin tiesiog negali fiziškai užkelti to antifrizą pakankamai aukštai, kad man į saloną pūstų karštą orą. Tai čia mano tokia teorija. O dabar gavau pagaliau rankenėlę. Šiaip labai pripratau be rankenėlės, žiauriai patogu. Ta prasme, aš jau atkaliau... Aš jau atkaliu atidaryti ir kur nepataikau pirštų. Dar turbūt nepaminėjau vieno dalyko, kad Passat yra labai senas padangas, 2013 metų, jeigu jau esam labai tikslus. Ir jos ūžia, ypač važiuojant 90. Ir jos yra tokios kietos jau, kad va yra toks oras, pakankamai lyja, sninga, čia žinai, iš nieks nespranta, kas čia vyksta. Bet man teko pastabdyti šiek tiek staigiau, nes tiesiog užsižiūrėjau kažką. Ir jau jaučiu kaip slystu. ABS čia nėra. Visas ABS yra tavo fucking skillsas. Tai teoriškai Passatui reikėtų ir naujų padangų, bet aš jau turiu kaip ir vyrinimo kaštus, tada dar padangų kaštai. Ir man atrodo, kad to šitą mašiną, jeigu aš viską darau, man stovės, 2-3 Passatai. Kas aš vis dar galvoju, ar verta.